Pas savo kūrybinio kelio vedlę lietuvių kalbos mokytoją Jūratę Galinauskienę, vaikų rašytojas Tomas Dirgėla užsuka kiekvieną kartą svečiuodamasis Palangoje. Jūratės šiluma, optimizmas ir kantrybė lietuvių kalbą įkvepia pamilti net ir tuos mokinius, kurie nesibičiuliauja nei su knygomis, nei su gramatikos taisyklėmis. Mus sieja ne tik tai, kad Jūratė mane užaugino kaip kūrėją, dėl ko aš esu labai dėkingas, kad tą savo kelią radau, kad žinojau, ką aš noriu veikti gyvenime, bet sieja ir tai, kad ir dabar tą ryšį palaikom, sieja tai, kad aš didžiuojuosi Jūratę, kai pavyzdžiui būna, kad per susitikimus su skaitytojais ar per kokį interviu kažkas paklausė, nuo ko ta kūryba prasidėjo, kas tie pirmieji žmonės buvo, tai aš visada paminiu vaikams, kad reikia turėti tą vieną žmogų, kai esi jaunas pradedantis kūrėjas, kurio galėtum labai pasitikėti, kuriam savo kūrybą galėtum rodyti, kurio pastabas drąsiai priimtum ir kuris tau kaip tam kuriančiam vaikui padėtų tobulėti ir eiti į priekį. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Jūratė man padėjo tą padaryti. Nežinau, kaip būdavo iš tikrųjų, bet man bent iš šono per lietuvių ir literatūros pamoką žiūrint, tai atrodydavo, kad Jūratė prie savęs prikaustydavo tuos vaikus, netgi kuriems visiškai būdavo neįdomu tos knygos, skaitimas, kaip Ąžuolas rašosi, arba Kęstutis su E-nosine, ar su E, ar su paprasta E. Bet tas jos toksai, gal 3 dalykus paminėčiau, tai yra šiluma, kur iškart nuo žmogaus sklinda, paskui optimizmas. Būdavo taip, kad jeigu kažkas pastabą gauna, kažkas eilinį kartą ten 10 pamoką iš eilės namų darbų nepadarė, tai Jūratė tą pastabą vis tiek su tokia optimizmo gaidele tarsi pasakydavo. Taip ir draugiškai, tarsi ir griežtai, bet taip labiau draugiškai ir tas irgi įspūdį paliko. Ir trečias dalykas tai yra turbūt kantrybė. Tiek su kitais mokiniais, tiek su manimi. Man gal labiausiai likę ta šiluma ir optimizmas. Šitie dalykai labiausiai įsiminė iš mokyklos ir dėl ko džiaugiuosi, kad tie dalykai ir dabar likę pas mano mokytoją. Dar vaikystėje Jūratės mėgstamiausias žaidimas būdavo mokyti kaimynų vaikus. O šiandien, skaičiuojant jau 41 pedagoginio darbo metus, Jūratę labiausiai jaudina ne padėkos, o jos ugdytinių sėkmė. Didžiausia dovana mokytojai yra suvokimas, jog pirmieji mokinių žingsniai į sėkmės Olimpą buvo žengti jai lydint. Žaisdama su savo broliais, su kiemo vaikais, labai dažnai būdavo mokytoja. Ir kaimynų vaikam ten sunkiau sekdavosi mokslai, atsimenu, išsitemdavom kažkokias dėžes, kažkokių plytų pasidarydavom suolus. Ir aš jau būdavau labai laiminga gavusi pamokytojauti. Na, tiesiog tokia aplinka buvo. Tėvelė būtų mokytojai, mama ir tėtis. Tai va, ta atmosfera buvo pažįstama kažkaip ir tėvai labai mylėjo savo profesijas, tai gal ir kreipia tam tikrą prasme. Na, turbūt čia yra labai senas posakis, kad geras mokytojas yra tas, kurį pralenkia mokiniai. Žinoma, ir labai džiaugiuosi. Bet čia ir buvo poezijos ruduo, buvom pasikvietę mūzą Olimpiją Svetickaitę jau kaip vertintoja, o jinai irgi užaugo kartu šitoje gimnazijoje, buvo irgi mano mokinė, o dabar jau yra tikrai savarankiška asmenybė. Dabar praeitą šeštadienį buvo nuostabus renginys Palankos kurhauze, buvusi mano literatė irgi Ieva Marija Sokolovaitė tapo pirmosios Rolando Rastausko premijos laureatė. Jai dar skirta ir Liudo Dovydėno premija už geriausią romaną. Na, man atrodo, tikrai yra kuo džiaugtis ir didžiausias džiaugsmas, kai matai, kad mokiniams sekasi ir kad jie eina. Ir net nebūtinai man laukti iš jų dėmesio ar dėkingumo, visai to nereikia. Man svarbu žinoti, kad yra žmonės laimingi, kad jiems sekasi ir kad čia pradžia buvo čia, šitoj mokykloje. Tai va, turbūt didžiausia prasmė yra ta, kai matai tą grįžtamą į ryšį, kai ateina žmonės, grįžta ir laimingi ir jutai, kad prisidėjai prie jų gyvenimo. Ir jeigu tikrai bent vienam žmogui padėjai atsistoti ant kojų, jeigu bent vienam žmogui padėjai pasitikėti savo jėgomis, o jeigu dar atvedėjai ir į kūrybą, tai man atrodo, kokia gali didesnė būti mokytojo prasmė.